esu visai kitam komitete, ne aplinkos apsaugos komitete, tai man šiek tiek yra ta informacija nauja, jeigu ne jisai būčiau net nežinojęs. Na, ačiū jam, kad informavo, aš susipažinau, dabar šiek tiek daugiau žinau. Tai, nu ką aš galiu pasakyti, mes nesam komunistinė valstybė, niekas turto nesims, nenusavins, taip nebus. Kažkokie ribojimai galbūt bus, galbūt nebus, čia sunku spekuliuoti ir aš tikrai to nenoriu daryti. Spėju, tai yra toks turbūt gana geras spėjimas, kad pagrindinis ministerijos argumentas bus toks. 85% Lietuvos visuomenės, tai yra ne vieną kartą daryta apklausa, pritarė kirtimų ribojimui saugomose teritorijose. Tai garantuoju, kad tai bus vienas iš pagrindinių argumentų. Nes 85% visuomenės, na, supraskim, kokio dydžio dalis gyventojų, tai aš manau, kad jie tą naudos. Kitas aspektas yra teisėti savininkų interesai, ką jūs čia ne vieną kartą pabrėžėt. Tai, kaip ir Audrius minėjo, turi būti rastas balansas kažkoks tarp socialinio, ekonominio ir visų kitų interesų, kad nebūtų taip, kad viena pusė tiesiog yra sodinama, kita kažkaip gauna viską. Na ir tas kitas dalykas, kad visko gavimas, jisai toks neapibrėžtas, nes ta socialinė, rekreacinė vertė, jinai irgi yra labiau apčiuopiama, ne kažkokia reali, kurią galima pamatuoti. Tarkim, pamatuoti medienos eksporto ar perdirbimo kažkokią tai kainą, galima gauti pelną, jis yra išmatuojamas aiškiai dalykas. Tai visus šitos dalykus reikia pasverti. Aš iš vis tikiuosi, kad į Seimą ateis gerokai perdirbtas variantas, negu dabar yra pateiktas derinimui. Tai tas visas kažkoks diskusijų klubas Seime neužsikurs iš naujo. Tai tikiuosi, kad socialiniai partneriai ministerijai parodys teisingesnį kelią, kaip galima geriau padaryti. Ir finale turėsim visus tenkinantį projektą. Kaip sako, geriausias projektas yra tada, kai netinkant vienam, tada jisai būna tobulas, nes visi kažko nepatenkinti, bet ir visi kažką gavo. Na, tai palinkėsiu, kad taip ir gautųsi, kad visi būtų kažkokiu tai būdu ir ten, tie interesai išlaikyti. Tai ačiū už susirinkimą, už kvietimą ir už informavimą, nes tikrai būtų atėję į Seimą projektas ir būčiau turėjęs susipažinti jau prie gatavo, o ne dar kai yra tiesiog atmatai kažkokie. Tai ačiū labai.